Mieli klausytojai, šiandien įvyko svarbi gydytojų konferencija tema Actividan – gydytojo nuomonė, privalumai ir taikymo sritys. Savo profesinį požiūrį pristatė medicinos mokslų daktarė Olga Nikolajevna Šaškova, vidaus ligų gydytoja toksikologė bendrovės Vim Grace mokslinė konsultantė. Dr. Šaškova turi didelę praktinę ir mokslinę patirtį dirbant su produktu Actividan. Savo pranešime ji pabrėžia svarbiausią dalyką – sisteminę organizmo palaikymo svarbą. Šiandien gyvename nuolatinės apkrovos sąlygomis. Greitas gyvenimo tempas, lėtinis stresas, aplinkos veiksniai, informacinė perkrova. Su amžiumi susiję pokyčiai. Organizmas kasdien prisitaiko prie šių sąlygų. Tačiau palaipsniui gali mažėti jo vidiniai resursai. Kraujagyslių sistemos, medžiagų apykaitos, ląstelinės energijos ir imuninės pusiausvyros lygmenyje. Kaip pabrėžia dr. Šaškova, šiandien ypač svarbu palaikyti pagrindinius fiziologinius procesus, o ne sutelkti dėmesį tik į atskirus rodiklius. Actividan sukurtas remiantis fukoidanu, natūraliu komponentu iš rudųjų jūros dumblių, kuris aktyviai tyriamas tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje. Fukoidanas nagrinėjamas kaip medžiaga, galinti prisidėti prie mikrocirkuliacijos ir kraujagyslių sistemos būklės palaikymo, antioksidacinės apsaugos, imuninės sistemos pusiausvyros, ląstelių atsinaujinimo procesų, energijos apykaitos palaikymo. Ir čia nuskambėjo pagrindinė konferencijos mintis. Svarbiausia suprasti, Actividan vertė slypi sisteminėme organizmo palaikyme fundamentalių lygmenių. Palaikydamas pagrindinius savireguliacijos mechanizmus, jis padeda išlaikyti stabilumą, vidinius resursus ir beveik visų organizmo sistemų pusiausvyrą. Tai nėra siaurai nukreiptas sprendimas. Tai palaikymas pagrindų lygmenių, procesų, kurie lemia mūsų kasdienę savijautą. Kraujagyslių palaikymas reiškia audinių aprūpinimą maistinėmis medžiagomis. Antioksidacinė pusiausvyra reiškia ląstelių apsaugą. Imuninės sistemos stabilumas reiškia gebėjimą prisitaikyti. Medžiagų apykaitos palaikymas reiškia energiją ir darbingumą. Kai palaikomi fundamentalūs mechanizmai, organizmas įgauna jėgų atsistatyti ten, kur tuo metu labiausiai reikia. Pasak dr. Šaškovos, būtent čia slypi tikroji sisteminio požiūrio vertė. Šiandien sveikata tai ne tik problemų nebuvimas, tai stabilumas, tai energija, tai gebėjimas atsinaujinti ir išlaikyti aktyvų gyvenimą ilgus metus. Dėkojame, kad buvote su mumis. Linkime jums sveikatos, energijos ir aktyvaus gyvenimo.